Labas rytas, atvariau dabar į punktelį. Slepiuosi nuo šalto vėjo, laukiu, kol pramaišy šiandien, kai nuvaryt traktorių. Tai dabar pasislapiau, suruošiu liniją ir varysiu paskui mesį į vietą pastatyti. Žiūrėsiu, ką toliau veikti, nes oras tai nekoks, labai šaltas, šiaurinis vėjas, toks nemalonu lauke būti. Tai va. Nu, ten kampas liko ir bus gerai. Bus apsmulkinę. Paskui vis tiek, kai dalinas nusidalina, jei viršui būna likę kažkiek stambesnių, susmulkina. Kažkaip man mažokai atrodo, nu. Pagal svorį 2 tonas 200. Pagal idėją turi užtekti. O, nu turėtų man tas gabalas į apačią. Saulė šito dalyko. Ten va gabalas buvo, nukrito į apačią. To išmaišys bus galima varyti pastatyti traktorių. Šalta lauke šiandien. Taip. Aš tai nežinau, ką veiksiu, o aš vis tai matau rulis persikrauna, kad arčiau būtų jam. Nu, kažką veikti reikia. Viršius į vakar pašėriau vakare. Ten jau dabar tiek tėra, tai ten biškį pašėrė ir viskas. Tie lauke turi, sakė. Kalną turi. Norėjau eiti plauti bačką, kur vežiau srutas su traktoriu, bet šakas ant tokio vėjo, tai išplausiu bačką, paskui savaitę laiko sirksiu. Išplausiu, nuplausiu. Paskui savaitę laiko sirkti vien dėl to, kad bačką nuplaut, kad švari būt, traktorius bus švarus, nelabai aktualu man. Tai geriau palauks, kada biškelį geriau atšils. Be pasiekmių, be nieko. Bus gerai. Esks. Čia kažką važiuos tverti, gaučiu kaltvoros, varysim tverti. Statau traktorių, nuklaus, ką čia galvoja daryti. Esks. Gerai. Einu, mažiau, vis tiek kažką sugalvosi, ką paveikti. Tai va. Iki. Nu žodžiu, oras chujovas, tai nusprendėm kažką vis tiek paveikti, varysim vienoje vietoje tvoros užtverti, kur buvo vanduo, dabar, kad nebeprieitų gyvuliai prie to vandens, užtversim. Nuslūgo labai greit šiemet, praeitą metą ilgiau laikas. Tai nuslūgo užtversim ir viskas. Šiandien jaučiu, nešalsim subinių lauke, nes labai šalta, tiksliau šaltas vėjas. Tvėrėm čia 20 minučių, nei tiek. Aišku, tokie vėl biškelė nelabai gerai su tokiais karosais pakabintais. Bet čia yra ten prūdas. Kol laužas vanduo pohui, tai tos krūmus nelabai lenda. Neįdomu jums dabar. Bet po to jie paskui pradeda lįsti, ieškot nuotykių. Kaip pripranta lauke būti. Tai jau matau, čia daug vaikščiai yra. Buvo vakar vienas pabėgęs, tai varėm gaudyti vakare. Nenufilmavau, nes netikėtai buvo, nieko neturėjau pasiėmęs. Telefonas namuose krovėsi. Tai žodžiu, nusprendėm užtverti, kad nereikėjo nebūtų tokių netikėtumų, kad žinai. Sėdi, vakarienę valgai, paskambini kas nors, o pas tai bulis pasleidęs. Ir lėkyblėm. Tai jau geriau apsitveri. Vakarienę ramiai pavalgai, pamiegi, atsikeli, be jokių staigmenų. Visada reikia į priekį pagalvoti, kad kuo mažiau tokių staigmenų, mažiau papildomą stresą, taip to streso visam gyvenime, visur yra kiekvienoje situacijai. Tai va, gerai, varau, užkabinsiu spragą, o aš vis pralėksiu mašiną, pažiūrėsiu ateins srovė ir lėksim namo. Iki. Na, mane atvažiavo students paimti, parvežti namo.
O, tai ne taip greitai. Užmuši mane. Ekstremalus. Jaunuolis. Nu, žodžiu, apsitėrėm tas tvoras. Na, 15 minučių ir ką, žodžiu, niekas patinka. Parlikau, dabar parėjau namo, dalį parvežė šogerio sūnus. Dalį vieną 100 metrų, sako, šok ant keturračio pavešiu. Gera širdis, jaunuolis. Reiks eit namo kavos atsigerti. Gerai, lendu lauk. Oi, koks oriukas lyja, aišku, apsikirpau biškį, pasigražinau. Iki vasaros. Gerai, reik varyt pasveršiu. Oras nekoks, lyja. Eisiu. Biškį pažiūrėsiu, kaip jie gyvena. Reik biščianainį papurtysiu. Apvalysiu. O paskui išliauš pas karių. Melasą paduodi. Prapurti čianainį, melasą, mėlės. Kaip visada. Ūkio darbai. Nu, kaip matos, va. Ai, vakar vakare pašėriau. Čia nereikėtų. Kažkas tam mažam veršiui prikrovė šieną visam mėnesiui. Dar jas, žodžiu, reikia palį šūdą ir viskas. Reit pas karvių. Nu, žodžiu, prabėgau biškį, prapurčiau. Vis tiek sujudini. Jos tingi pačios kapstytis po to šiandien. Sujudini labiau valgo, jėda. Tantiems irgi pradėjau, pravaliau šūdą. Daugiau suės, kuo daugiau sujėda, tuo greičiau gyvulys auga. O jeigu nėra motyvacijos, tai prajudinimo ir valgo. Nes apsivalgo, paskui giliau yra skaniau, bet jos tingi su nosim raustis. O kaip prajudinimo ir renkasi. Ieška kur skaniau. O taip, kimarinu, kad jau bėgojo. Dabar paėsi vėl galėsit bėgoti. Nu, pasveršiu pabuvau, aplankiau, patvarkiau viską, dabar pas karvę. Šiandien su šakė reikėtos tokias krūvas didesnės išskirstai, kur nėra, kur pas kurias mažiau nustumdai. Pristumdai viską. Okay. Pasiėmė tą didelį buldozerį ir pristumdai. Mėlis ant viršaus. Melasą paskui išpilė ir viskas. Tranki. O kokia? 10 minučių. Vienas kem, dviese 20. Suošiai būna, nu ateis paskui aš vėliau ateina. Kada pravėgi šūdo falai. Paskui grįžti. Nes oras lauke labai prastas šiandieną, lyja ir vėjas. Tai tiesiog ūkio darbus viskas, kas kiekvieną dieną. Kaip Dievą mylim. Velykos, kalėdos, nauji metai, bet kokios šventės atsiliekim. Ir kitos dienos laukia viskas vėl tas pats. Nėra pas ūkininkų tokių kaip išeiginių ir panašiai. Gyvuliam nepasakysi, šiandien nevalgykit, nes ir to aš neteisiu, nei milš, nieko, pieno nieko neduokit. Palaikykit porą parų. Jie taip yra. Na. Toks ūkininkų gyvenimas. Jo, gerai, šoku dirbti tada. Ir so. Šiandainį pristumdėm. Melasą padavėm, mėlės, šūdą foliau. Gali dabar biškį kimarinti. Valandikį iki milžiaus porą. Ne, žodžiu, padavėm melasą. Mėlės viską padavėm. Ar šuo nori žaisti, drasko pagalį pasiėmęs. Šiaip labai vėjuota. Nemaloniai per šaugulius traukia vėjas. Eit namo, nebus, viską padariau, ką reikėjo. Šiandien ne ta diena, kad laukia būti. Rytoj gal bus geriau. Nors 3 dienas prieš iki pietų buvo lievas oras, vėsu po pietų šilto. Šiandien jau visą dieną. Nu, surtas išvežėm. Tik nepavyks bačkos nuplaut dar kol kas, jaučiu teks po Velykų plauti, kokį pirmadienį, antradienį. Tai gerai, lėkiu. Namo.
Biški vibruoja telefonas, nes čia pas mane toj mašinai lagiklis prastokas, bet nieko. Tai turiu tą įsijungęs, jo, gerai. Žodžiu, nuo šeštadienio nieko įspūdingo neveikiau, nes vėjas buvo achujienas, nu ir plius Velykos ir panašiai, tai prie ūkio visi darbai. Dabar šiandien jau yra antradienis, man atrodo, sekmadienis, šios pirmadienį nieko neveikiau. Kai dirbi savo prie ūkio, tai kalendorinių dienų kaip ir nėra, tai sunkiai orientuojas tokią dieną. Nes kiekvieną dieną tokia pati. Ir, žodžiu, nusprendžiau varyti, reikia biškį vėjas nurima, bet nestipriai. Yra, bet nestipriai nurimas ant pusės gal, tai nusprendžiau, kad geriau plaut neatplausiu dabačkos, paliksiu tas rutovičius, tegu stovi. Gal dar prastovės, kol atšils orai ir kada reikia vėl vežti, tai dabar taip primečiau, kad jau 3-4 dienas stovi, neplautas, ar 3, jo, 4, dabar šiandien su 4. Tai galvoju, tai gal reikės kokias 3 bačkas išvežti, geriau dar kartą išvešiu ir tada nuplausiu traktorių ir tas rutovežį, nes paskui būna šilta, nebūna to purvo tiek, jeigu veži ir puti ne prieš vėją, nepavėjui, tai neparnai tos bačkos nieko. Tai prisaugai neįsipurvina. Tai nusprendžiu dabar varyti ir tokie 3 krūmai, kurie grinai ant kampo yra ir kaip pjauni, griebi ir jie biškį knisa protą. Kai reikia griebti ir gaunasi tokie, kai gyvatė griebi pastoja, tai nusprendžiau, kad dabar yra toks oras, čia toje vietoje turėtų nelabai vėjas pūst, bet aišku pūst, matau, juda krūmai. Tai tiesiog pasiėmiau družmą ir arba visą krūmą naikinsiu, arba tiesiog panaikinsiu dalį krūmo, kuri eina į mūsų pievą. Ir viskas, nes šie gan didoki, tai aš jas taip naikinu su mulčeriu naikinu. Bet čia, kai tokie dideli, tai labai ilgai, dar plus dabar dizelio kainos pakilusios, tai nelabai apsimoka. Pigiau yra su duržmikė, biški fizinio darbo ir viskas. Nu, žiūrės, dabar iki pietų kiek padarysiu, kiek išpjausiu. Tai va, varau. Daug žemių gavo, tai bus jau grandinė atšipus.
grandinė nebepjauna. Žodžiu, šiam kartui tiek. Kaip matot, vėjas yra. Sušilau. Bet kai dirbi pochą, tas vėjas niekas nedara. Aišku, kai nustoja dirbti, geriau dingti iš čia, nes gali ir pertraukti. Tai geriau viniuoti. Nu, žodžiu. Vieną nupjau visai, išpjau. Kitą išpjau pusę ir grandinė tik skaukia, duržmikė. Grandinė nebepjauna, nes žiauriai čipą, nes žemės pataikau pastoju, nes noriu žemiau nupjauti. Tai dabar lėksiu grandinę pasigalasiu ir šiai dienai užteks, kas per daug tas nesveika, tai tiesiog pasiliks kitai dienai, gal rytoj atvarysiu kokį valandą, nes šitą turkau gerą valandą, tai dar rytoj valandą gal dabaigsiu tą krūmą, tai parodysiu, kad dabaigsiu tą, kaip matot, tenais guli jau viena kravų šaka, jau vienas krūmas. Čia to krūmo šakos, nors didelis šiaip yra, o sekantis yra biškiuką mažemesnis. Tai kaip tą išpjausiu, tada ten toliau yra dar mažesnis vienas. Ir bus tas visas kraštas, liks tik vienas medis stovėti. tą medį paliksiu. Jis gražiai auga, gražus. Paukštakams bus kad nusitupti. Ir jisai neturi papačios jokių šakų, tiesiog kaip kamienas gražus yra, po jo nenupjauti viską. Aišku, pagal deklaracijas tai užmeta šešėlį ant žemės, bet gerai ir tik būna. Nebalik namo. Ir šiai dienai užteks. Pradėjo langus traukt nuo manęs. Šilts esu. Garai ein matomai trauk. Nu, sušilau. Geras kardio. Bet savo pievas reikia prasivalyti, nes nepravalysi, tai žels ir toj visas krūmynas gausis. Nes būdo čia prieš 5 metus jie išpjauti, va tai atžėlė vėl iki 4-5 metrų aukščio per 5 metus. Labai greit auga tie krūmai. Nu, žemiau pjaunu dėl to, nes paskui kiekvieną metą pravažiuosiu su mulčiu ir numulčiuosiu tos ataugas. Tie kelmai paskui per laiką jie nebegauna augti ir porą metų ir jie pradeda pūti, supūna, nudžiūna ir viskas. Nes čia jeigu kiekvieną kartą pjauti su družma, tai buvau minėjęs. Nėra malonu. Gerai, iki. Gerai, pasigalandau družmą, viską. Ir dabar važiuoju, dar biškį laiką, apsidirbau, pasidėjau melasą, viską. Pavalgiau. Važiuoju, pasigalandau, tai važiuoju kokią dar pusę valandos, dabaigsiu tada vieną krūmą, kad beliktų porą. Ir viskas. Toks oras dabar yra vėjas, bet yra normalus vėjas yra. Bet gerai, tiek to. Nėra šalta, kai judi dirbi, pochui. Tas vėjas netrukdo. Tai varau, nupjausiu, o po to žiūrėsiu. Varyti atgal prie gyvulių, prie karvių. Dabaigsiu tą krūmą. Nes jau čia tą krūmą dabaigsiu, bus vėl grandinė atšipus, tai nesiėmiau dėlės, paskui pravažiuosiu, pasigalasiu. Ir kitą kokią dieną nuvarysiu ten tada vieną. Nupjausiu, anas mažesnis yra, tai bus greičiau. Nes patį pirmą, kaip pjauau, ten trukau, tai iš vis net 20 minučių, kol nupjauau jį. Tai gan greitai. O tas antras yra jau didesnis ir plius grandinė atšipo, lėčiau pjauni ir lėčiau juda viskas į priekį. Tai va, lėkiu. Lekiam. Darbuotis. Susidėt kapišoną. Nu kaip matosi, va, vieną tą nupjau, antrą liko pusė, trečias, ten toli yra 4. Tai va tos krūmus norėčiau panaikinti, nes išsimetu, čia gabalas įsimetu žolės, čia gabalas įsimesdavo, čia visas kampas įsimesdavo, tai dabar bus galima pagal tos krūmus ir pjauti. Kelmus pjaunu kuo žemiau, kad ateity
kad ateity būtų galima numulčiuoti. Nukrito. O rakto neturiu, reiškia darbai baigti. Nu, kaip minėjau, oras ne kažką, lyg pradėjo ir ta kaip tyčia nukrito grandinė. Tai reiškia laikas važiuoti namo. Pasigalas grandinė. Po to pasidėti pirmą grandinę, pasigalasti. Ir ką, vis tiek atvažiavau, tą gaidį išpjovau, tą vieną čeduką palikau, tos nupjovau ten dulį ir liko šit gražuolis. Nu, šis labai irgi įsiplėtęs yra, labai stipriai, labai tankiai prižėlęs, už jo atsistoja net vėjas neput. Bet reikia išpjauti, nes laukom. Griovys ten. Tai apie 3-4 metrai. Žolė pjaunasi paskui čia, kur matos vėžės važiuotas. Nu tai čia 3-4 šakės šieno. Šičia tas tarpas likdavo. Iki nuo krūmo nepjautas. Tai čia galiu pasakyti visai normaliai. Nusipjaus dabar bez žolės. Tai dabar dėl krūmo. Nes kai su traktoriu mulčiuodavau, tai susmulkindavau viskas. To kelmo nesimatydavo. Bet labai daug dyzelį įsidegina. O dabar, kai dyzelis labai brangus, tai nebeverta. Pigiau yra biškelį atvaryti su rankom padirbti, negu su traktoriu varyti. Nes tokį krūmą vieną, kiek aš mulčiavau, grubiai mulčiuoja apie 3 valandas, kol sumulčiuoja, žinai. Turi pirmyn atgal važinėti, skelnuoti, ant palėtintų važinėjęs, greit negali važiuoti, sustoti, kaip daugiau krūmo pagauna, kad sumulkintų. Tai dabar išdeginau pusę bakelę, dabar bus pusę bakelę. Na, gaunas 3 eurai. Dar mano plius su 2 valandos darbo, nu tai 25 eurai kokį gaunas. Tai jau, o su traktoriu vien dyzelį tiek išdeginė. O dar plius moto valandos sukasi. Moto valandos sukasi, paskui tepalai keičiasi greičiau, viskas panašiai. Nu, iš dalies, čia tik tiek, tai reikėtų 3-4 krūmus, tai tokie didesniai yra. Tai galvoju tiek to. Pasidarbuosiu biškį rankomą, viskas. Gerai. Tai iki. Nu ką, sugrįžau į savo veiksmo vietą. Ten tie porą krūmų jau gūrus suversti. Tai šitą dar įveikti norėčiau šiais metais. Bet šis labai toks rakandiškas. Labai daug smulkių, kuo smulkių daugiau, to hujaviau. Aišku, ne aš lengviau. Tai va, tą įveiksiu. Ir dar ten toli yra vienas nedidelis, bet tai tą nedidelį gal kitą savaitę, kokią dieną atvažiuosiu, nupjausiu. Šią savaitę taip turiu biškį planų daugiau. Tai žodžiu, lėkiu pjauti. O filmuoti nefilmuosiu, nes prieš tai filmavau, tai čia nieks nesikeičia, tas pats šūdas, kad į tai kita vieta, kitas krūmas. Ir viskas. Tai gerai tada, iki greito. Na, matas, įveikiau. Šiaip labai tankiai priaugęs, tai matkai kelmukų. Labai plačiai ir labai tų smulkių prieit labai sunku nupjauti.
Labai daug tų ataugų visokių. Vos 2 kartus akės neįsidūriau. Nu, žodžiu. Visus 3 įvykiau. Nebėra. Dar yra vienas, bet jis yra nelabai didelis. Nėra aukštas, bet jis labai yra smulkių priaugęs. Tai nežinau, aš įspjausiu su dūžu, man verta, neverta. Arba paliksiu gal kitą metą. Gal šiemet, gal kitą metą. Su traktoriu gal susmulkinusiu. Dabar lėkt namo. Yra ir kitų darbų. Prie gyvulių. Na, plius tikriausiai reikės varyti, leisti anteną, reiks dėti internetą. Nu, bus matyti. Dabar lėksiu namo, pavalgyti, kavos įsigerti ir paskui žiūrėsiu ką veikti.